mokinių pasiekimus meninio skaitimo konkursuose. Zitai Pultinevičienei už ilgametį sąžiningą pedagoginį darbą. Gintai Bobinieniai už ilgametį sąžiningą darbą. Laimutei Sikorskieniai už ilgametę sąžiningą pedagoginę pagalbą mokiniams. Eglei Jasiūnieniai už meninį mokinių ugdymą, parodos surengimą mokyklos 40. O dabar kviečiame pasisakyti mūsų svečius. Marijampolės profesinio rengimų centro direktorių Vidą Juozą Šalaševičių. Kaip paprastai, tai mokytojams mikrofonų nereikia, bet jeigu yra, tai pasinaudosiu. Tikrai graži šventė, žinau, kad visi išvargę, žinoma ir patenkinti. Taigi kažkaip šitos mokyklos atsiradimas sutapo su mano atvykimu į Marijampolę ir visą laiką buvo kažkaip tai matoma ir regima šitą mokyklą, todėl kad jinai negalėjo būti nematoma. Labai bendravom su Paunu Juozu, dainavom kartu, bendravom su Valdu, juo labiau su Renata dabar ir daug labai kitų mokytojų, su kuriais teko bendrauti šitą laikotarpį. Taigi tikrai nuo savęs linkiu jums nesustoti, nerusenti, bet degti. Nors sunkmetis ir laikmetis yra sunkus, bet aš manau, kad jeigu jūs per šitą laikmetį šitai pasitvarkėt mokyklą ir taip jinai gražiai atrodo, tai jums jokie sunkumai yra nebaisus. O sveikinimą paskaitys pavaduotojai. Jis labai trumpas. Mėlieji, sveikiname gražios 40 metų veiklos sukakties progą. Tegul pagarba ir pasitikėjimas lydi juos. Tegul jums nepritrūksta kūrybinių galių, entuziazmo ir tikėjimo, įgyvendinant jūsų sumanymus. Gražios jums šventės. Ir dar noriu priminti, kad ne tik tais gimnazijos yra, bet Marijampolės profesinio rengimo centre yra ir gimnazijos skyrius, kuriame taip pat mokosi jūsų nemažai mokinių. Taigi dar kartą, kuo geriausios kloties jums visiems. Vidas direktorius nedasakė, jis buvo mano mokytojas ir geras mokytojas. Kviečiu Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoją Ireną Sviliuvienę ir dėstytoją Gintutą Žimailą. Mokiniams. Gera būti mokykloje, kurios mokiniai atsistoja sutinka savo direktorių. Gera būti mokykloje, kur toks šiltas tarpusavio bendravimas, tai nuostabi bendruomenė, į kurią atėjus ir svečiams labai gera. O Marijampolės kolegijos bendruomenės vardu sveikinu jūs visus puikaus jubiliejaus progą ir noriu perskaityti jums siunčiamus žodžius. Įpareigojanti ir graži mokyklos gyvenimo prasmė. Daug turėti ir daug atiduoti. Jau 40 mečius auga ir tvirtėja Jono Totoraičio pagrindinė mokykla, kaupėsi išmintis ir patyrimas. Mokyklos bendruomenė tai žmonės, gražus širdies gerumu, kantrybę, pasiaukojimu, tarnaujantis tiesai ir žinioms.
Jums patikėta vesti mažąjį žmogų į didįjį pažinimo kelią. Mokykloje prasideda jaunų žmonių gyvenimo prasmės ieškojimai ir atradimai. Prasideda didžiosios ir mažosios gyvenimo pamokos. Žymusis Albertas Einšteinas yra pasakęs, mokslas nebuvo ir niekada nebus užbaigta knyga. Tad tegul ši šventė nuteikia sėkmingiems darbams ir sumanymams, suteikia jėgų įgyvendinant naujas idėjas. Vienybės ir darnos, kūrybos ir sveikatos jūsų mokytojams, mokiniams ir absolventams. Brolėlių Juozą Mičiulį. Norėčiau kalbėti pirmiausia kaip tėvelis, kadangi šią mokyklą baigė ir mokėsi jo dukra Monika, o šiais metais pirmoje laidoje mokosi mano nepakartojamas sūnus Lukas. Na ir be abejo, šiandien mokyklose visur Lietuvoje nuskambėjo paskutinis skambutis. Jis davė žinią, kad baigėsi mokslo metai. Dėkodamas visiems mokytojams už vargą, už sunkų, sudėtingą darbą su mūsų atžalomis, noriu nuoširdų ačiū pasakyti jums visiems, mokyklos direktoriai, pavaduotojams, mokytojams, eiliniams darbuotojams, valytojams, ypatingai valgykloje, kur taip skaniai visą laiką rūpinosi mūsų vaikais. Ši šventė nuostabi, nes nėra samdytų menininkų. Tai rodo, kad koks šaunus, gražus, darnus ir darbštus kolektyvas yra čia. Tad mėly mokytojai, mėly svečiai, su didelė gražia švente. Na, o gėlytę aš norėčiau paskirti su žmona Lilija muzikos kabinetui, kadangi ten buvo dvi sūnaus auklėtojos, ponė Šulikauskienė ir ponė Pečkienė. Tai taip. Na, o mokyklos direktorė, prietaisą įvairių rūšių, temperatūros, karščio, vėjų ir palankios krypties. Na, o šiaip gyvenime, kurdama šeimą, buvau davęs ir iškėlęs tokį uždavinį, kad žmoną būtinai pasiimti iš 5 vidurinės mokyklos. Tai taip ir įvyko. Dėkingas poniai Laimutei mokytojai, per jos kaltę taip įvyko ir be abejo dėkingas ponui Juozui direktoriui, kad jis taip gražiai išauklėjo ją. Kviečiu Ryto pagrindinės mokyklos direktorių Vladą Kvasavičių ir Šaltinio pagrindinės mokyklos direktorių Joną Kukuką. Miesto pagrindinių mokyklų ir 2 gimnazijų vardu mudu su direktorium sveikiname jūs šios gražios, o išklausius visą programą tiesiog turiningos, stebuklingos šventės proga. Tegul didžios orios šventiškos jubiliejinės akimirkos, nuotaikos te užsibūna pas jūs, te stabteli ilgiau. Jūs to nusipelnėte. Nusipelnėt todėl, kad tiek metų, 40 metų, lyg dovaną vaikam nešėt meilę. Nusipelnėt, nes tiek metų, 40 metų, dalinot vaikams neišsemiamus savo širdies lobius. Nusipelnėt, nes tiek metų, 40 metų, brandinot jaunąją kartą, stengiatės vaikuose įdiegti meilę, gerumą, gyvenimo grožį, prasmę, žinių troškimą. Be abejo,
kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą. Ačiū už šventę, ačiū, kad priėmėt į savo tarpą. Kviečiu 10 laidos atstovą Virginijų Šukvietį. Džiaugiuosi, kad vėl aš penktukiai, džiaugiuosi matydamas tiek pažįstamų veidų, tiek pažįstamų savo mokytojų veidų, tiek jaunų, atėjusių naujų mokytojų ir galbūt net sakyčiau, tą naują mokytojų kartą aš pavadinčiau dainuojančią kartą, šviesia ateities karta ir mūsų mokyklos ateities mokytojų karta. Tikiuosi, kad šiai kartai atiteko sunki misija. Nes kai matau savo, nenoriu sakyti, senosios kartos mokytojų, aš gal sakysiu stipriosios kartos mokytojų akis ir žinodamas, kaip jie sugebėjo pakelti mūsų mokyklos lygį, kad apie ją visi mieste kalbėtų, kad tai mokykla stipriausia. Tikiuosi, kad ir šita dainuojančioji karta sugebės išlaikyti šią kartelę. Galbūt net ir kilstelti aukščiau. Ir aš iš viso širdies linkiu jiems to. Taip pat džiaugiuosi, kad mūsų mokyklos šventė švęs miestas 3 dienas. Tai tikiuosi. Kviečiu 23 laidos atstovą Vaidą Šalaševičių. Labą dieną visi mokytojai, svečiai, kolegos. Kai visą laiką pasidaro smagu atėjus čia, nes pasijuntu ir prisimenu, kad esu labai jaunas, rankos pradeda drebėti, balsas tirtėti, kad vadant senų mačiau, bet čia kažkaip vis tiek kitokia. Tai aš tai visų pirma norėjau pasveikinti savo Seimo nario, kadangi esu Seimo nario Arvydo Vidžiūno padėjėjas vardu, šiek tiek skubinau iš Linavos kongreso, sužinojau, kad skubutį sako būtinai ir nuo manęs. Tai va, bet ne dėl to aš visgi nuo savęs ir kodėl aš čia turiu ir vėl kalbu, turbūt po 10 metų, tai visgi aš čia baigiau, mano žmona čia baigė, mano sesuo čia baigė, galų galia ir švogeriai čia baigė. Tai, negalėjau aš čia vėl netėti nieko nepasakyti. Bet vieną dalyką tai aš čia labai gerai išmokau, kad nesimoky kalbų, nes čia tu jas vis tiek pamirši.